įtampa parodys varžybos, kaip jos susitvarkysim su įtampa ir kaip mums seksis žaisti. Aišku, yra istorinis tas faktas, kad mes galim pasiekti išsvajotą tikslą. Čia, aišku, priklauso viskas nuo mūsų ir kaip mums seksis, kokias mes pastangas įdėsim, koks ir bus rezultatas. Kalbant apie Lenkijos rinktinę, Gintarė Petronytė vedė tame mače. Netrūks tokio žaidėjos, tokio kalibro? Mes turim daug gilę pusę. Dabar va šiandien jau su gera žinia Šventaraitė atvažiavo po lygos, po gripo. Gal pavyks ją pasistatyti rungtynėm, tai mes turim vis tiek aukštas dvi žaidėjas. Praradus tai dienai, kaip atsimenu, Šulskė gana neblogai sužaidė, tai dabar turim ir Justę, kuri galės padėti ir pakeisti tą padėtį. Tai kad aš galvoju, viskas mūsų rankose, kaip mes žaisim, kaip mes kovosim ir koks rezultatas bus. Ta ketvirtadienio rungtynių kaina didelė yra, ar kažkokia tai papildoma įtampa, ar kažkoks tai sambrūzdis toks komandai jaučiamas? Yra visos nusiteikusios dirbti. Tas darbas, aš kiek pastebėjau, kai mes buvom į praeitam langę, iki dabar, tokios pat nuotaikos, optimistinės ir geros, darbinės. Visos ruošiasi, visos nori parodyti geriausią rezultatą ir pasiekti tą, ką mes norim pasiekti. Jūs esat esat matę Šilto ir Šalto kaip treneris. Kas yra svarbiausia psichologiškai tokiuose svarbiuose rungtynėse, kai daug kas stovi ant kortos ir reikšmė didžiulė? Svarbiausia, kad atsirastų vienas kitas lyderis komandai, kuris sunkiais momentais galėtų patraukti komandą. Tai čia yra, kurios jau kartais būna sutrinka, pavyzdžiui, žaidimas komandinis ir turi atsirasti vienas kitas toks žaidėjas, kuris savo individualiais veiksmais, savo išsivedimu pažadintų visą komandą, duotų rezultatą ir tada ateina visas prikelia ir tada mažiau to jaudulio kai kurioms, nes nepaslaptis vis tiek merginos, kaip ir kiekvienas, ar vyras, ar moteris, kada yra svarbios rungtynės, kada kažką lemia, jos jaudinasi ir pergyvena, tai čia yra žmogiškas toks jausmas, bet atletas, sportininkė turi vis tiek nugalėti savo jaudulį ir pasiekti tą rezultatą. Nes jaudulys visą laiką kiša sportininkui koją ir tą būseną mes turim patys, ar kartu, ar po vieną, mes turim jį įveikti ir į varžybas ateiti pilnai pasiruošti. Pergalė prieš Lenkijas atvertų tą kelią į Eurobasket. Ar galima sakyti, kad tai yra esminės rungtynės, ar ir tom vienodai ruošiatės? Mes pradžioje ruošėmės, mes negalim iškart dviem rungtynėm ruoštis, nes labai tas tarpas mažas. Lenkijas ruošėsi nuo 18 dienos jau. Mes pradėjom tik tai, ne visi susirinkom šeštadienį vakare. Tai, žinot, yra tas mažas tarpas, tu turi galvoti ne vien apie taktiką, bet ir apie individualų žaidėjų kažkokį. Ypač dar, kai merginos atvažiuoja su smulkiom traumom, su tokiom lygom, bėdom, tai reikia dar ir gerai, kad pas mus geras tas medikų kolektyvas yra suburtas, kuris viską daro, kad tas merginas pastatytų ant kojų. Ir žinot, tai viskas yra svarbu, viskam ruošiamės, tas laikas labai trumpas. Norisi daug ką pertikti, daug kažką paruošti, bet galvoju, gal kartais biškai mažiau to paruošimo, bet daugiau gyvesnės jas turėti, negu pervarginti ir tom intensyvimesniam treniruotėm arba daugiau žinių kišant. Žinot, tai čia toks irgi du tokie dalykai, kuriuos reikia subalansuoti gerai, kad jos būtų pilna jėga ateitų į varžybas ir maksimaliai galėtų rungtyniauti. Kalbant būtent apie žaidimą aikštelėje, kokie pagrindiniai akcentai būtų prieš Lenkijas ketvirtadienį? Mes visą laiką tą stilių laikom ir mes jo šiandien ir šiuose rungtynėse žadam laikyti. Mes turim priekinę liniją gana stiprią. Kaip priekinė linija žais, nuo to priklausys didelė dalimi ir visas rezultatas, aišku. Komanda sudaro ne vien priekinė linija, tai aišku ir mažosios žaidėjos, kurios turi asistuoti gerai, kurios turi esant progai atakuoti iš toli ir ypač gerai gintis ant perimetro. Turbūt daug kas pastatyta ant Justės Josytės pečių, taip? Dar per daug niekas nepastatytas, stengsimės pastatyti. Žaidėja yra rimta, perspektyvi ir mes tikimės iš jos didelės pagalbos rinkimui, nes tam lange, kur mes apsilošėm tada Lenkijos, jos nebuvo, jai buvo bėdos su sveikata. Dabar kaip
lapkričio, kai buvo langas, tai gana neblogai pasijungė ir norėtųsi, kad jin vis gerintų. Dabar matosi, kad su tokiu gerų įsivedimu jūs atvažiavo geroj formoj, gana fiziniai, tai tikimės, kad jin bus viena iš pagrindinių mūsų pergalės kalvių. Tai viena tik žaidėja dėl sveikatos problemų, klaustukas ar? Yra dar Donskykytės didelė problema, neaišku, kaip su ją bus, bet tai čia, žinot, čia gali daug atsistojęs. Svarbiausiai siekim pergalės su merginom, yra tų merginų, kokios jos bus, svarbiausiai kiek jos energijos įdės, toks bus rezultatas. Trenerių klausimas, kita tema, bet pats esat buvęs Žalgirio ir trenerių. Žinant dabartinę situaciją, Andrėja Trinkeris sulaukė daug kritikos. Ar galite trenerių nupasakoti, kokio dydžio spaudimas slegia tuomet, kai treniruoja didžiausią Lietuvos komandą? Kai didžiausia, kuo aukščiau, tuo didesnis spaudimas, žinot. Kaip sakydavo, kuo aukščiau eini, tuo daugiau priešų atsiranda. Jam sunku, treneriui sunku yra, žinot, ne kiekviena komanda ir aplamai nėra komandų, kurios gali išlaikyti labai gerą žaidimą visą sezoną. Tik tai, kad liūdna biški toks momentas yra, kad jis išsitėsė biški per daug didelis šitas. Bet aš tikiu, kad jis atsigaus žaidėjai, atsigaus tas. Toks jaučiasi biški ir psichologinis tas toks. Sakau, man dabar tenka biški dirbti prie vyrų ir mes mačiau telšiuose tas rungtynės, koks nusiteikimas kai kurių žaidėjų, kokiais veidais išeina aikštelė, tai tu nelabai gali ir siekti tada. Dar tai su kokiais mažeikiais tai taip, bet jeigu tu ten nori atlošti elito komandas, tai su kokiais veidais tu neatloši. Ko galėtumėt galbūt palinkėti Trinkeriui ir Žalgiriui? Pergalių. Daugiau jiems nieko ir nereikia. Bet komanda gera, treneris geras, nurašinėti trenerių, čia, žinot, čia mes galim visus greit nurašyti. Mes lygiai taip greit nurašėm, dabar Trinkelį nurašysim. Reikia duoti dirbti ir komanda turi tikėti savo, visų pirma turi komanda tikėti savo treneriui. Treneris geras, atsiliepimai tai geri. Aš negalvoju, kad kažkas tai turi būti kažkokio pasitikimo. Paprasčiausiai turi dirbti, tikėti ir tokios, suprantat, daugiau kovingumo žaidėjams palinkėti. Atsidavimo daugiau, kaip sako kaip ir Trinkeris pasakė, tai žalias spalva. Tai reikia gerbti ją.